yra pasiūlyta mums apgalvoti, užrašyta Luko Evangelijos 16 skyriui. Pabandykim kartu paskaityti. Jeigu jūs nieko prieš, aš pailsėsiu, prašysiu, kad Giedrė paskaitytų mums pirmas 8 eilutes Luko Evangelijos 16 skyriuje. Jėzus kalbėjo ir savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus ir turėjo ūkvedį. Tas buvo jam apskūstas, esą eikvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį šeimininkas pasakė, ką aš girdžiu apie tave šnekant, duok savo ūkvedžiavimo apyskaitą, nes daugiau nebegalėsi būti ūkvedžiu. O ūkvedys tarė savo, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs ūkvedžiavimą, kasti neįstengiu, o elgetauti gėda. Žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį, kiek esi skolingas mano šeimininkui. Jis atsakė, 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuojau patrašyk 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė, 100 sveikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė neteisų ūkvedį, kad jis gudriai pasielgė. Šio pasaulio vaikai sumanesni tarp savųjų negu šviesos vaikai. Amen. Kol kas šitoje vietoje sustosim. Jėzus savo mokiniams konkrečiai sako šitą palyginimą. Nu, ir ko jisai šituo palyginimu savo mokinius moko? Kad netikintis gudresni negu tikintis yra. Taip. Atsakymas yra 8 eilutė, iš tikrųjų pagrindinės. Sako, mokykitės iš netikinčiųjų. Tvarkyti savo gyvenimą ir įvesti savo gyvenimą į klestėjimą. Mokykitės iš tų gudrių, kurie tampa milijonieriais, gerąja prasme. Kurie moka gyventi ir pragyventi. Sako, pasauliečiai finansiniuose, piniginiuose pragyvenimo dalykuose yra gudresni už Dievo vaikus ir Dievo sūnus. Ne? Ir man iš tikrųjų patinka truputėlį pamastyti apie tą palyginimą ir įvertinti net ir patį šeimininką, kuris pagyrė prievaizdą, nors tas jį yra apiplėšę. Ar įsivaizduoja tokį kaip šeimininką? Prižiūrėtų. Nu, nusisamdė žmogų, nu, čia tarsi tikras dalykas būtų, pabandykim pakalbėti taip, tarsi tikras dalykas, nors galbūt naudos nedaug te bus, bet nusisamdė kažkada žmogų ir iš viso pasakojimo yra aišku, kad nusisamdė talentingą žmogų prižiūrėti savo turtui. Ir staiga, nestaiga, bet kažkas ėmė ir apskundė jį, kad ar teisingai ar neteisingai, ir apskundė tą talentingą žmogų, kad jis švaistų tavo turtą, apgaudinėja, turi naudos savo ir panašiai, ir šeimininkas supyko. Kaip? Mano tarnas, mane apgaudinėja, mane tokį žmogų, vonį iš čia, toj pat. Ir sprendimas, matot, koks griežtas. Anu, paruošk man ataskaitą, nes viskas aš tave atleidžiu, padarom inventorizaciją, tu nebedirbsi, ne? Ir davė matyti kažkiek tai laiko. Ir ką prievaizdas sugebėjo padaryti? Jis paruošė ataskaitą. Paruošė dokumentus, ne? Su štampais, su parašais, su notaro patvirtinimais. Skolos tokios, atiduota tiek, tas liko skolingas tiek, ar ne? Dokumentaliai viską sutvarkė, revizija, kas ten, kaip jie vadinasi, ten tie kontrolieriai ateina, žiūri dokumentus, viską tikrina, klausia žmonių, taip, tiek skolingas, nėra ko prikipti. O prievaizdas koks? Žinau, kur aš gausiu darbą. Žinau, pas ką aš apsistosiu ir galėsiu gyventi mėnesį, paskui galbūt pusę metų pas tą, dar metus pas tą ir jis rūpinsis manim. Kodėl? Todėl, kad mūdu šauniai suveikėm situaciją
ir aš žymiai palengvinau žmogui gyvenimą. Galbūt jis dar 10 metų turėtų išsimokėti kreditą, bet aš padariau taip, kad jisai kreditą užbaigė išsimokėti per 2 metus, ne? Ar nenustabu? Kitas kažkiek tai buvo skolingas ten kažkokią didžiulę sumą lėšų, kai mes suverčiam dabar į šitą situaciją, į mūsų šias dienas, aš padariau taip, kad jisai būtų skolingas, 2 mažesnį sumą. Ir aš manau, būtų įmanomas dar vienas variantas. Jėzus akcentuoja į tai, kad prievaizdas savo elgesiu sugebėjo rasti draugų, kurie atsilygins jam gerų už jo padarytą jiems gerą. Gerų už gerą, ar ne? Taip, bet dar vienas variantas koks yra. Prievaizdasgi galėjo pasakyti, klausyk, pono dokumentai tokie, likusią skolos dalį tu atveši pas mane va ten. Šitą skolą tu veži į tą sandėlį, o va šitą skolos dalį veži į šitą sandėlį. Tyliai ramiai. Yra ir tokia galimybė. Jie nėra draugai, bet jisai pasiruošė savo išteklius gyvenimui, nes jie aprūpina jo pono skolininką, ar ne? Ar negudru? Kažkokiu būdu šeimininkas sužinojo, kad jis tokiu būdu prasuko dalyką ir sako, aš mačiau tave, kad tu talentingas. Ir tikrai tu talentingas. Ir tu vertas visokios pagarbos ir visokio pasitikėjimo. Nes jeigu tu sugebėjai padaryti va tokį dalyką, nežiūrint su mano turtu, tu tikrai esi gabus padauginti mano turtų daugelį kartų. Tu žinai, kaip tą daryti. Šaunuolis. Nors kartais mes randam tokį papiktinimą. Kaip čia dabar prievaitas ponas ima ir pagiria vagį, žinai. Kaip čia dabar, kaip čia tą suprasti? Ir gudrus yra. Dabar šiek tiek nukrypstant, bandysiu padaryti tam tikrą sąsają, pervesti šitą į mūsų buvimą krikščionimis ir Dievo tarnais situaciją, tą patį palyginimą. Paklausinėsiu jūsų, kartu pažaisim irgi. Kas mūsų ponas? O mes kas? Prievaizdai. Prievaizdai. Ne vienoje rašto vietoje yra pasakoma, jūs esate Dievo turtų prievaizdai, ar ne? Dievo turtų prievaizdai. Taigi, koks mūsų darbas? Taip, daryti taip, kad pono turtas daugėtų, ar ne? Ir dabar sako, bet dabar dėl to, kad tu esi negeras, aš tave atleidžiu iš darbo, koks iššūkis mums? Kaip panaudoti pono turtą mums patiems pragyventi? Ką daryti? Ar žmonės tie skolininkai, ar yra skolininkų Dievo atžvilgių aplinkui mus? Visi. Įdomus dalykas. Visi skolininkai aplinkui yra. Visi skolininkai. Ir va čia įdomus dalykas yra. Tai ką tu turi daryti, kad tu pragyventum ir gyventum ir turėtum draugų ir turėtum išteklių pragyvenimui? Ką tau daryti? Ieškoti draugų. Ne. Pažodžiui būtų tai, ką noriu pasakyti iš to palyginimo. Pasistenk veikti taip, kad sumažintum žmonių skolas ponui. Taip? Ir jeigu tau pavyks sumažinti jų skolas, jų įsipareigojimus, jų kaltę Dievo akivaizdoj, tu turėsi amžinųjų draugų. Ir va čia yra biznio planas mums. Biznio planas tiem, kuriuos Dievas yra apdovanojęs, davęs mums išmintį, davęs mums talentus, davęs mums finansinius išteklius. Ir jau yra užuomina, ką tu turi daryti su visu tuo turtu. Ką tu turi daryti? Sako, tu turi veikti taip, kad priminti žmonėms apie jų poną, apie jų skolą, panaudojant visą tai, ką tu sugebi, ar ne? Ir aš tiesiai žadu sakyti ir sakyti, klausyk, tavo skola gali būti padengta, tavo skola gali būti nurašyta, tau gali būti atleista, tau gali būti suteiktos galimybės gyventi be skolų, ne? Ir visą tai su Evangelijos žinia. Ir ar esat pastebėję, aš nežinau, galbūt jums neteko tą pastebėti, man teko patirti ir pastebėti tokį, kad tie žmonės, kurie jūsų dėka ateina pas Dievą,
ateina į tikėjimą. Jie iš tikrųjų laiko jūs savo tėvais, savo gelbėtojais, savo geradariais ir nepamiršta praktiškai niekada. Per Evangeliją jūs tampate tėvais kitiems, jūs gimdote vaikus per Evangeliją, taip? Ir iš tikrųjų tai daro didelį mūsų gyvenimą turtingą ir saugų. Nes kada mes patys nebegalime pasirūpinti, gali būti, kad į pagalbą ateis vaikai. Todėl bendraja prasme mintis yra tokia. Iš Dievo malonės jūs esate turtingi. Sukite biznį. Sukite biznį. Darykite draugų su kuo? Neteisiosios mamonos pagalba. Paskaitykime toliau. Sako, ponas pagyrė, kad prievaizdas jo yra apsukrus. Ir toliau Jėzus sako mums mokiniams 9 eilutėje. Giedrė, tu paskaityk. Ir aš jums sakau, darykitės bičiulių neteisiosios mamonos dėka, kad jūsų galui atėjus, jie priimtų jūs į amžinuosius namus. Ir toliau. Kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir didelėme. O kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir didelėme. Jei nebuvote ištikimi tvarkydami neteisėją mamoną, tai kas jums patikės tikruosius turtus? Ir jeigu nebuvote ištikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Amen. Dėkui. Nebaigsim visų to eilutė po eilutės aptarinėti tos minčius, tik tai aš viliuosi, kad tai, ką perskaitėme, kaip aš jums pakomentuosiu, tą ir jūs supratote. Labai paprastas dalykas, kurį viešpats Jėzus nori, kad mes suvoktume. Visi turtai ir ištekliai, jie yra duoti ne mūsų pačių pasimėgimų ir džiaugsmų. Ir sutinkat šiai su to, kas yra mokoma. Sako, taip, tu gali valgyti ir tu gali atsigerti ir tu gali apsirengti ir panašiai. Bet iš esmės visa tai tau yra duota tam, kad tu atiduotum jos kitam. Ar moko šitos eilutės jūs, šito dalyko? Šitoje vietoje, aišku, irgi negaliu nepasakyti, kad čia reikia išminties. Nes Dievas duoda mums sugebėjimus, talentus ir kalbėkime apie materialų turtą dabar labai konkrečiai. Dievas rūpinasi mumis, jisai duoda sveikatą, galimybės ir visą kitą. Ir pagal galimybės mes turime dirbti ir aprūpinti savuosius, netgi iki tokio lygio, kad tėvai turi paruošti kraičius. Žinot, kas yra kraitis? Žinai, kas yra kraitis? Tėvai turi paruošti kraičius dukterims savo ir sūnums netgi tam tikrą turtą. O tas iš tikrųjų mūsų kultūroje yra labai daug. Labai daug. Ir tuo pačiu viešpats Jėzus Kristus sako, suvokite, kad jūs turite peržengti savo ribas. Net ir tai, ką jūs turite, nėra jums patiems, tai ne dėl jūsų, ne jūsų džiaugsmui, ne jūsų komfortui, ne jūsų pasimėgimui, bet kam? Kad jūs panaudotumėte tai kitų sielų išgelbėjimui. Kad jūs tas lėšas panaudodami, kaip tikinti žmonės, kaip Dievo žmonės, įgytumėte šitame pasaulyje draugų, kurie bus jums dėkingi už pagalbą, už paskolą, už gailestingumą, už savalaikį atėjimą, galbūt į pagalbą ir palaikymą ir panašiai. Ir toliau Jėzus tarsi moko ir sako, panaudokite šitos santykius gimusius dėl materialių santykių tarpusavyje, tam, kad atskleisti ir Dievo turtus, Dievo asmenį, Dievo tiesą. Nes yra įdomus sakinys toks. Sako, panaudokite materialiuosius turtus tam, kad įgytumėte draugų šitame pasaulyje, kad jie laikams pasibaigus arba laikui pasibaigus priimtų jūs į amžinuosius namus. Nu čia dabar. Kokiu būdu bedievis gali priimti mane į amžinuosius namus? Kas jis toks? Tai kam aš čia padedu? Angelams kokiems padedu, ar ką? Tas reiškia, kad tai yra turima galvoje, kad mūsų meilė ir mūsų gailestingumas ir mūsų švelnumas tuose piniginiuose dalykuose, va tas toks dalykas, kad sutartį mes, kaip pavyzdys, sutartį mes galim padaryti, kad ir tokią.
brangusis, aš tau skolinu pinigėlius iš savo kruvinų uždirbtų išteklių, duodu tau, be procentų, bet per metus laiko tu man sugrąžinsi. Praeina kiek laiko, žmogus ateina ir dejuoja, sako, verkia, ar iš tikrųjų negali, ar apsimetęs negali, ar ne. Ir sako, gal gali pratęsti terminą ar dar ką nors. O čia tikinti žmogus ir sako, gerai, myliu tave ir Dievas tave myli, gali negražinti tų 2000, tarkim, iš 10, ar ne, ar nesvarbu, aš tik kaip pavyzdį bandau daryti. Aš tau palengvinu gyvenimą. Noriu, kad tu klestėtum, kad tu kuo greičiau atsistotum ant kojų, tvarkoju, gražink man 80% paskolos ir bus viskas tvarkoju. Ar žmogus bus dėkingas ar ne? Aš manau, kad jis gali būti dėkingas. Jeigu bus gali būti ir tokia situacija, kad žmogus ateina specialiai norėdamas mūsų apgauti, jisai verkia, muša kumštimis ir visa kita ir sako, gerai, aš tau dovanoju šitą skolą. Tai jis ir sako, kvailas krikščionis, aš jį toliau įmelšiu. Ir jokio dėkingumo, tik supratimas, kad su kvailiu susidūriau. Ir vis dėlto net ir tokiu atveju atsiras žmonių, kurie tikrai supras gerumą, švelnumą, bus dėkingi ir jums, ir Dievui. Bet Viešpats ragina tą ir suprasti. Matot, kada mes skaitom šitas eilutes, Jėzus pakankamai griežtai kalba. Ar materialus turtas yra tavo turtas? Ir va čia iššūkis mūsų protams, ne? Mūsų kūnas, mūsų gyvenimas sako, aišku, kad mano turtas. Ta ką, mano namai, ne mano namai? Mano alga, ne mano alga? Mano banko sąskaita, kas čia? Ne mano banko sąskaita? Apie ką tu kalbėjai, ne? Bet jeigu skaitume ir taip tyliai ramiai galvojam, Jėzau, ką tu čia sakai? Jėzus sako, jeigu Dievas leido jums prižiūrėti neteisę mamoną, kuri nepriklauso jums, tai yra svetimas dalykas, tai yra ne jūsų dalykas, ir jūs pasirodėte neištikimi tvarkydami šitą neteisę mamoną, tai kas jums duos tyruosius turtus, jeigu jūs nemokate tvarkytis? Jeigu jūs materialius išteklius panaudojate ne pagal paskirtį, tai ko galima tikėtis amžinoji karalystėje? Jeigu jūs teisingai netvarkite to, kad Dievas davė jums dvasioje, išmintį ir talentus, ir sakėte, viskas tik tai, kaip pavyzdys toks, ar ne? Čia yra grinai kūniškas ir įprastas man mąstymas. Kodėl aš noriu išlošti milijoną? Aš noriu būti turtingas. Aš noriu gerai gyventi, būti sveikas ir taip toliau. Aš noriu, kad man ir mano šeimai, ir vienam kitam žmogui, kurį aš myliu. Man. O ką Jėzus sako? Ei, visa tai yra ne tau. Ir visa tai yra net ne tavo. Aš tau duodu, kad tu teisingai panaudotum. Aš tau duodu talentą, kad tu panaudotum kitų labui. Aš tau duodu materialius išteklius, kad tu panaudotum kitų labui. Paprastas klausimas, ar tu ką nors panaudoji kitų labui savo gyvenime? Ir mums įprastas gyvenimas yra koks. Nėra lengva mums, aišku, pragyventi, aš čia neturiu didelių komentarų, negaliu per daug aiškinti, bet noriu nubrėžti tam tikrą ribą. Yra įprastas dalykas. Jokio skirtumo tarp tikinčių ir netikinčių. Tarp besimeldžiančių ir nesimeldžiančių. Visi dirbam kam? Kad aš pavalgyčiau ir mano vaikai pavalgytų, ir jie į mokslus išeitų ir gražiai gyventų. Aš rūpinuosi tais, kurie yra, mano glėbys, ne? Aš ir mano šeima. Aš ir tie, kurie yra man mili, nors ir tai kartais nesuveikia, bet visa tai yra man. O mes ko skiriamės nuo pasauliečių ir bedievių. Ir mūsų tas pats mąstymas, ko gero, ar ne? Viešpatie, duok, kam? Man! Kam? Noriu gražiai gyventi. Kas? Aš, žmona ir mano vaikai. A daugiau kas?
A ką čia daugiau? Ir taip jau gerai. Jeigu tu mane palaiminsi, visi žmonės pamatys, o matai, Dievas laimina tikinčiuosius, o turtingi tikintieji, ar ne? Ir aš tikiu, kad Jėzus sako, kad brangusis, tu turi peržengti šitą ribą. Tu turi peržengti va šito savo to tokio saugumo ribą, nes saugumas tavo nėra piniguose ir nėra banke. Saugumas tavo, aprūpinimas tavo yra viešpatyje. Jis tau duoda kažką, ką tu turėtum dvasioje ir tu turėtum savo protę. Ta prasme, savo kišenį, savo piniginiai turėtum. Jis tavim rūpinasi. Ir jis duoda, jeigu reikia, ir darbo vietas, ir viršininkus, ir aplinkybės, ir panašiai. Jis tave saugo, jis tave globoja. Todėl šalia to, kad tu pats valgysi ir vaikams duosi pavalgyti, perženk per tvorą ir apsidairyk aplinkui. Gal tu gali, turėdamas, kad ir nedidelę sumą, suteikti paguodą kažkam švenčių metu. Kaip pavyzdys, ką mes kartais darom bendruomenėje, ar ne? Sumetam pinigėlius ir sakom, gal nuperkam produktų. Kam? Nu, tie, kurie amžinai neturi, amžinai vargsta ir net ir šventės pas juos būna sudėtingos, nors ir stengiasi kažką nusipirkti, o čia tu ateini ir sakai, švęsk kartu su manim šventę, o čia tau produktai, pasidaryk balių, pasidaryk šventę. Galbūt tuos pinigus tu panaudosi kažkur kitur, ar ne? Ir jau yra peržengimas mūsų šitos ribos. Kada mes einame ir sutinkame elgetą kažkokį, nors mes daug pinigų turim, prisipažinkim, kas daug pinigų turi. Aš neturiu daug. Jeigu aš teisingai jūs pažįstu ir jūs neturi daug. Pasižiūrė į save, pasižiūrė į savo piniginę ir sakai, žalia rūta, aš neturiu daug. Bet jeigu tu sugebi ateiti, peržengti per save ir sakyti, aš aukoju, aš myliu, vardan Dievo aš aukoju ir prieinu ir sakau, ar tau bus naudos iš to 1 euro, jeigu aš tau duosiu, dabar bus kažkas. Kas ten pasakojo? Janina jo. Ką tik tiek, ką aš su tais centais tavo darysiu? Nu, ką aš pasiimtų savo centus? Jo, ir jeigu žmogus sako, ačiū tau, tu jau atidavai, nes tu galėjai pats pavalgyti. Tu galėjai pats ten kažką pasidaryti savo malonumui, bet tu atidavai. Ir Jėzus Kristus tą ir sako. Sako, suvokite, kad taip turi būti tvarkomos jūsų lėšos. Ir mums reikia išmokti pasiskaičiuoti daugmaž, kiek man reikia, kiek man būtina, šiek tiek pažiūrėti rytojų, galbūt yra kažkoks darbas, kurį rytoj turiu padaryti, bet tuo pačiu įvertinti ir vieną dalyką, o kiek aš skirsiu labdarai, o kiek aš skirsiu šalpai, o kiek aš skirsiu ligoniams paremti galbūt, ar dar kažką tai tokio, taip? Ir jeigu jau mes numatysime kažką savo atiduoti kitiems, Dievas tai gali palaiminti ir padauginti ir pradėti kažkokius gerus dalykus kitų žmonių gyvenimuose ir mūsų gyvenime. Ir mes kažkada darėm, kažkada kalbėjom apie tai, aš vėl tą pasikartosiu, mūsų malda gali būti. Viešpatie, mano minimumas, kuris man reikalingas, jis yra toks, kokį aš dabar turiu, bet jeigu tu man duosi papildomai, o per ateinančias 2 savaitės, aš noriu paaukoti į dešinę kažkam, aš noriu padėti šitam žmogui, aš noriu šitam darbe sudalyvauti. Taip? Jeigu tu man kažkokiu būdu duosi, aš paaukosiu. Pykšt ir išlošėt loterijai. Ir va čia prasideda. Nu, pagaliau svajonė išsipildė. Išlošiau, norėčiau pasidžiaugti. Bet tie pinigai turi būti atiduoti, ne? Aš noriu pasakyti apie tavo seriją. Prašau, Irena. Aš prašiau Dievui, sakiau, kad jeigu išduošiu, aš tiek paukosiu. Kai išmušiau, kaip aš negaliu, žinokit, kaip sunku buvo atiduoti, gyvenime daugiau nesakysi, niekas nesakyti taip. Aš atidaviau, bet tiek niekaip negalėjau atiduoti. Vyras įsikišų, kad tik tyčiai aš negalėjau tiek atiduoti. Niekada negalima žadėti. Taip. Labai gera pastaba ir šventų raštų mokymas yra toks. Jeigu padarei įžadą viešpaties akivaizdoje, tu privalai jį įvykdyti, kitaip esi nusikaltėlis ir susilauksi bausmės, kai kvailys iš Dievo. Sako, Dievui nepatinka kvailiai.
Kvailių nugarai, Biblija sako, yra lazda. Todėl jeigu pažadai ir neįvykdai, lauk bėdos iš viešpaties. Jo, todėl, bet pats principas yra, matot, aš noriu, kad mes pajustumėm Jėzaus mokymą. Viešpats Jėzus sako, aš esu jūsų didžiausias turtas, aš esu jūsų aprūpintojas. Todėl jums savo dvasioje reikia peržengti tas kūniškumo ribas, jūsų nusistatytas ir įprastas saugumo ribas. Ir jums reikia išmokti aukoti. Net jeigu tu mažai turi, išmok aukoti. Aukok, dalyvauk, daryk, padėk žmonėms. Užjausk juos, sudalyvauk, o kartais būna tie renginiai ir su televizijos šou visokie ten, kur buvo aukokite ten vaikams, išpildykit vaikų svajonės ar dar kažkas tai tokio, aš nežinau ten visų smulkmenų ir panašiai, bet galvoju irgi tokia mintis, ar mes krikščionys dalyvaujam tokiam darbe? Nes kartais, žinot, kas būna su krikščionimis, yra visur įtarimas, kad ten yra neteisybė, melas, apgaulė, kažkas lobsta, neteisybės kažkokias daro. Ne, aš neaukosiu. Tada yra toks klausimas, gerai, tu telefonų nepaukojai, nesudalyvojai, o gal paukojai kur nors? O gal tu kur nors atidavėjai kitur, realiai, pagalbai? Sugrįžtu prie dešimtinių, žinot, dešimtinė yra gąsdinantis dalykas, ar supranta, prasme pripažįstat. Mokymas yra toks. Atiduok dešimtinę, tai Dievas tave palaimins. Bet jeigu tu neatiduosi dešimtinės, tai per daug nieko nesitikėk. Esat girdėję tokią mintį, turit? Tada pasakyti, tu Dievą, man tas, kaip sugyvenimo. Tai va, ir žinot, net ir mūsų aukojimas bendruomeniai, net jeigu mes dešimtinę atiduodam, yra arba iš baimės, kad nedaug Dievas nepalaimins, arba iš biznio tokio. O, Dievas Dievui 10 eurų, jis pažadėjo sugrąžinti 100 eurų. Apsimoka duoti 10, kad aš gaučiau 100. Gerai, darom taip, ne? Paukosiu ir laukiu viešpatie, o dabar tu mane palaimink. Va šitoj vietoj vėl neteisingos nuostatos yra. Mums reikia būti, kaip čia pasakyti, nuolankios ir paprastos širdies. Aišku, nebūti visiškais kvailiais, jeigu įmanoma pasitikrinti, iš kur kokie šaltiniai yra, nes iš tikrųjų, ypač internete, dar šiek tiek anksčiau aš pats gaudavau, sklando visokių tokių laiškų ten. Būkit gailestingi, vienas miršta vaikas, ten žūsta, ten vaistų reikia, milijonus kainuoja, siūskit pinigus į tokią sąskaitą. Nu ir žmonės pirmyn siunčiam pinigus į tokią sąskaitą. Kažkas labai džiaugiasi, kad yra kvailų žmonių. Nežinau, aš net netidarau. Iš Arabijos ateina į tašką. Iš Arabijos. Iš kur tik neteina. Taigi, dar čia atskira kalba apie internetinius nuotykius, bet sugrįžtu prie mūsų šiandien dienos paraginimo. Atsiverskim Apaštalų darbų 4 skyrių. Noriu parodyti, kad iš tikrųjų tai, ką mes kalbame, buvo suprasta žmonių ir buvo labai paprastai džiugiai priimta. Apaštalų darbų 4 skyriaus pabaiga. Giedrė, radai reikalingas eilutes jau? Paskaityk garsiai. Kurią? Pabaigoje ten, kur jie viską parduodavo. Tarp jų nebuvo stokojančių, nes visi, kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, o už tai gautus pinigus atnešdavo ir sudėdavo prie apaštalų kojų. Ir kiekvienam buvo dalymas, kiek jam reikėjo. Taip, čia labai jau pabaiga, paskaitysiu šiek tiek arčiau. Visų tikinčiųjų daugybė buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybę, bet visa jiems buvo bendra. Kaip tą suprasti? Akivaizdu, kad šitos eilutės sako, jie turėjo nuosavybę ir jie liko savininkais. Tik tai kažkas įvyko sąmoniai. Jie nebevadino, kad tai nebesinaudojo tokią poziciją. Tai mano ir tik tai man ir nieko jums, bet sako, viską buvo bendra. Ką tai reiškia? Iš savo namų bendrabutį padarė?
prieglaudos namus kokios, ar dar kažkas tai tokio, ar ne? Aš tai matau tame vidinę tokią nuostatą. Aš turiu namus, aš turiu nuosavybę. Bet jeigu viešpačiui reikės, ar reikės priglausti ką nors, ar reikės atnakvininti, ar reikės į svečius priimti, ar reikės pamaitinti, ar reikės kažkam pagalbos, aš esu pasiruošęs tą daryti, nes tai ne mano, tai viešpaties. Tik tai man tai yra suduota, taip? Ir tai yra labai, labai puikia nuostata. Ir toliau sakoma, apaštalai su didžiulė jėga liudijo apie viešpaties Jėzaus prisikėlimą ir gausi malonė buvo su jais visais, nes tarp jų nebuvo stokojančių. A kodėl nebuvo stokojančių? Nes jie kaupė šalpos fondus ir duodavo kiekvienam tam tiek, kiek reikėjo. Galima trumpai sakant, iš tikrųjų, reaguoti į repliką, tai buvo pirmasis komunizmas. Kiekvienam pagal poreikius ir iš kiekvieno pagal sugebėjimus. Taip? Nes tau kiek tau reikia? Iš tikrųjų labai daug nereikia. Valgyti, apsirengti, mokslus baigti, į mokslus išeiti, pradėti dirbti, pelnytis ir įdėti į bendrą kasą. Ne? Jeigu reikia automobilio, susimetam, išsinuomojam, yra nupirktas automobilis, pasistatom norus, grafikus susidarom, tu važiuoji ten, kažkas prižiūri tą automobilį. Nuomotis automobilį tokiomis sąlygomis yra pigiau negu turėti ir aptarnauti savo asmeniškai. Ir va šitoks gyvenimo būdas yra judaizme, taip vadinamuose kibucuose. Tai yra praktikoje. Žmonės gyvena, rūpinasi vienas kitu, rūpinasi poreikiais ir padeda vienas kitam. Ir iš tikrųjų tokiose vietose yra nuostabu gyventi. Lietuvoje dabar šitas judėjimas turi pavadinimą saugi kaiminystė. Ar esat girdėję? Saugi kaiminystė. Jeigu turiu akis, saugau savo kaimyno namą. Jeigu turiu rankas ir kojas, dirbu bendram labui. Stengiuosi daryti kažką, kad mums būtų gyventi maloniau ir saugiau ir ramiau. Darau viską, ką galiu. Ir pas mus kažkur liktai dygsta tokie daigeliai. Bet mums kaip krikščionims, aš norėčiau, kad tai pas mus kažkaip gimtų mumise. Tas nereiškia, kad nustok valgyti, atiduok viską kitam. Jėzus nereikalauja to. Bet turėk galvoj. Tavo turtas yra tam, kad tu padėtum kitiem. Savo gyvenime, kada baigsis jau bėgimas kažkoks. Prisiminimas, kad tu skaniai valgiai, patogiai miegojai, gyvenai patogiuose namuose, nesuteiks jokios paguodos ir jokių džiaugsmų. O kas suteiks paguodos ir džiaugsmą? Supratimas, kad aš padėjau, aš sudalyvavau, aš dirbau kitų labui, aš padariau kažką gero viešpaties vardo garbei, va čia yra tikrasis turtas. Tai, ką mes pasilaikome savo, mes iš esmės prarandame. O ką atiduodame vardan kitų, kad ir savo žmonos, savo vyro, savo vaikų, va tai išlieka. Ir tai nėra pabaiga kalbos apie pinigėlius, bet šiandien norėjau būtent ties to sustoti keletą tų minčių, kurios turėtų paveikti mūsų požiūrį ir nusistatymą ir vertinimą visų dalykų. Norėjau paminėti tam, kad suformuoti bent jau pamatus kažkokius sudėti, kad mes pamatytume, kad va taip turi būti pas mus, va toks vertinimas turi būti. Tai padeda mums Dievas ne tik žinoti, ne tik skaityti ir suprasti, bet gyventi tuo, ką viešpats mums sako.